Manau, kad daugelis iš mūsų bent kartą pirkome įvairius prieskonius parduotuvėje. Šiandien siūlau sumaišyti prieskonių mišinį vištienai patiems. Sveiki, mielieji Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes vėl kartu. Tai nepamirštam geros nuotaikos ir keliaujam eksperimentuoti. Štai tokį padėklą įvairių prieskoninių žolelių ir džiovintų daržovių sumaltų į miltukus šiandien naudosime. Į Kavamalę keliauja valgomas šaukštas rupios jūros druskos. Valgomas šaukštas kmynų. 2 valgomi šaukštai džiovinto svogūno. Svogūną džiovinau pati. 1 arbatinis šaukštelis džiovintos salierų šaknies, kuri taip pat buvo išdžiovinta mano virtuvėje. Ir arbatinis šaukštelis džiovinto mairūno. Viską permalsime Kavamalę, nes mums reikia šiuos ingredientus paversti miltukais. Gautą mišinį papildome 1 valgomuoju šaukštu saldžiosios paprikos miltelių, 2 arbatiniais šaukšteliais kalendros, 1 arbatiniu šaukšteliu ciberžolės, 2 arbatiniais šaukšteliais su kaupu džiovinto česnako granulių, nes česnakas tai tikrai geras vištienos draugas, 1/3 arbatinio šaukštelio aštrios paprikos, 1/2 arbatinio šaukštelio chmelisunėlį prieskonių, kuriuos galime sumaišyti patys, paspaudę nuorodą video viršuje. 1/2 arbatinio šaukštelio muskato riešuto, 1/2 arbatinio šaukštelio kardamono ir nepilno arbatinių šaukštelių maltų juodųjų pipirų. Štai toks nemažas sąrašas gavosi prieskonių, kuriuos sumaišysime. Šitą prieskonių mišinio vištienai receptą atsiuntė vienas iš Devijos žiūrovų. Viską permaišome ir turime indelį puikių prieskonių vištienai, kuriuos galime laikyti gana ilgai. Na, o kad mūsų prieskonių mišinys neliktų tik eksperimentu, mes jį tuo ir išbandysime ir juo pamarinuosime vištieną. Aš turėjau vištų šlaunis, kurias gerai įtryniau, įmasažavau ką tik sumaišytais prieskoniais, užpyliau šiek tiek aliejaus, gerai permaišiau ir palikau pasimarinuoti apie 3 valandas šaldytuve. Na, o kol vištiena masažuojasi, noriu padėkoti, kad žiūrite Deviją ir nepamirštate paspausti pirštelio. Būtent šis jūsų žestas leidžia suprasti, patiko jums video receptas ar ne, ir padeda kanalui tobulėti. O jei suradote laiko savo nuomonę parašyti komentaruose ar pasiūlyti vieną iš savo mėgstamų receptų, tai jums išskirtinis ačiū. Vištieną kepsime orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie 55–60 minučių. Ir ragausime su biriais ryžiais, pagardintais krapais. Skanu, mėsa aromatinga, minkšta ir sultinga.
Manau, kad eksperimentas su prieskoniais pavyko. Ačiū kanalo žiūroviai Genutei iš Airijos, kuri ir atsiuntė šį receptą. Gaminkite, ragaukite ir vertinkite šį video piršteliais. Gero apetito! Dar daugiau patiekalų su vištiena jau laukia jūsų dėmesio Devijoje. Nuorodos, kaip visada, paliktos jūsų patogumui. Spauskite ir gaminkime bei mėgaukimės drauge. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū, kad palaikote Deviją kanalo prenumerata. Dalinatės patikusiais video receptais su draugais socialiniuose tinkluose ir rašote nuoširdžius komentarus. Gražaus pavasario ir puikių idėjų artėjančių švenčių stalui. Iki.